Sveiki, istorijos prie kavos. Ir šiandien aš jums paskaitysiu ištrauką iš mano naujos knygos Nuodėminga meilė. Pažintis. Dažnai mane kamuoja tas pats klausimas, kaip sugebėjau taip nusigyventi. Kažkada gyvenau Latvijos sostinėje, nuostabiame Rygos mieste. Tai puikus uostamiestis, į kurį atplaukdavo kruizinių laivų iš užsienio. Myliu savo miestą. Mes gyvename prie Mežaparko, kuriame praleidau vaikystę. Ten yra ežeras Kyšezers. Prisimenu saulėlydžius, jie visada būdavo magiška akimirka. Baigiau Rygos universiteto ekonomikos fakultetą. Darbą gavau Rygos centre, prestižinėme viešbutyje Inturist. Įsidarbinau buhalterę. Dirbti tokiame viešbutyje buvo didžiausia garbė ir laimė. Jame apsistodavo vien užsieniečiai, ypač daug švedų, atplaukdavo kruiziniais laivais. Čia vykdavo įvairių verslo konferencijų. Mano gyvenimas truputį skiriasi nuo kitų tarybinėje Latvijoje gyvenusių merginų dėl to, kad dirbau prestižinėme viešbutyje. Galimybių siekti ar gauti buvo daugiau dirbant čia nei buhalteriai gamykloje. Gavau butą naujame rajone Purciems. Tėvai gyveno ten pat, kaip jau rašiau, prie parko, todėl savaitgaliais važiuodavau pas mamą. Mama gyveno viena, nes mano tėtis mirė gana anksti 1979 metais. Vos spėjau baigti universitetą ir įsidarbinti Inturiste. Tėvai turėjo vasarnamį prie jūros Vecaki. Tai buvo nedidelis medinis namelis, bet labai jaukus. Maža virtuvėlė kvepėjo vaisiais, uogomis ir pyragais. Be jos buvo dar du šviesūs kambariai. Valgomajame ant stalo mama visada pamerkdavo gėlių. Vasarą dažnai atvažiuodavome ten papoilsiauti. Man patikdavo Lygos šventė, Joninės. Tėvai su draugais beveik kasmet švęsdavo vasarnamyje prie jūros. Tai buvo nuostabiausias dienos mano gyvenime. Mes vaikai žaisdavome paplūdimyje, maudydavomės iki pamėlynavimo. Vieną gražią dieną paskambino draugė Olga. Ji dirbo gamykloje vertėja, vertė iš anglų ir rusų kalbą. Toje gamykloje dirbo ir užsieniečių. Olga tuo metu draugavo su anglu. Jų draugystė virto rimtais santykiais, kurie netrukus ketino peraugti į santuoką. Labas, Sandra, ką veiksi šį vakar? Dažniausiai po darbo namo parsineždavau popierių ir leisdavau vakarus skaičiuodama, tad labai apsidžiaugiau tokiu Olgos klausimu. Nieko ypatingo, kaip visada dirbsiu. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje skęsdavau skaičiuose iki nakties. Aš, Baris ir jo draugas šį vakarą einame į restoraną. Baris paprašė ir tave pakviesti, keturiese bus smagiau. Šis pasiūlymas mane nudžiugino, bent kiek pabėgsiu nuo skaičių. Tad iškart sutikau, kai Olga pasakė, kur vakarieniausime, net atsisėdau ant sofos. Restorane Astorija mėgdavo pietauti užsieniečiai. Restoranas buvo viršutinėme centrinės universalinės parduotuvės aukšte. Pro šalimais esančio viešbučio duris įeidavo ir išeidavo gražūs ponai ir damos prabangiomis suknelėmis. Šie žmonės atrodė kaip iš amerikietiško filmo. Linksmi be rūpesčių, apsirengę gražiais drabužiais, kurių mūsų parduotuvėse nepamatysi. Išlipdavo iš prabangių automobilių arba atvykdavo taksi. Atsipeikėjusi nuo fantastikos.